Slovenijos. Jeigu ką priminsiu, o čia Donato Motejūnas. 7 rezultatyvūs perdavimų. Mantas Kalnietis turi šiandien labai rimtą varžovą priešai save. O čia puikus Martyno, kuris rungtyniauja kaip vidurio puolėjas. Iš esmės yra nominalus sunkusis krašto puolėjas, bet daugiau nieko nelieka Jūrės Dovcui. Aišku. O va čia vat Goranas Dragičius ir pasaulio čempionato statistika. Sustabdytas be pražangos Martynas. Lengvus taškus pelno slovėnai ir jie priekyje 8-6. Geras perdavimas Mantui Kalniečiui. Lietuvos komandoje kol kas jokių keitimų. Tas pats penketas Mantas Kalnietis šiandien. Slovenijos rinktinės jėga, jie labiausiai mėgstamų sirgalių ir Jasaitis ir Artūras Gudaitis pasirodantis aikštelėje. Ir čia gražu. Lietuviai metė 15 dvitaškių, slovėnai 9. Lietuviai metė tik Jankūnas, jis prieš Michą Zupaną. Ir taip 19. Slovėnai priekyje praktiškai nuo pat rungtynių pradžios. Lietuviams karts nuo karto pavyksta Michą Zupanas. Veržėsi po krepšiu, Paulius Jankūnas. Kalnietis neatsidengė taip. Geras perdavimas po krepšiu, lies su Donatu Motejūnu. Priekinėje linijoje Simas Jasaitis, Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis. 14-18. Jonas Mačiulis. Perdavimas nesukūręs progos metimų lieti. Kšištofas Lavrinovičius centruoja baudos aikštelėje. Nieko negalėjo padaryti prieš Donatą Motejūną. Prieš jį besiginantis krepšininkai. O kaip tik kažko tokio impulso ir reikėjo tose rungtynėse. Viskas pasidarytų geriau. Daugiau problemėlių, man atrodo, buvo gynyboje. Krepšiu. Labai geras rezultatas. Slovėnai nusiėmė 4 kamuolius. Turėjo pasaugoti Lietuvos rinktinės gynybą. Domenas Lorbekas nepataiko, lietuviai. Greita ir Goranas Dragičius, tačiau jo perdavimą perskaito Martynas Pocius. Prieš jį ginasi Šarūnas Vasiliauskas, Martynas Pocius prieš Zoraną Dragičių. Atgal ir čia Domūričiaus metimas. Laiko Jonas Kazlauskas, taip tik tai dar kaip. Ginamės toliau. Mačiulis nusprendė pamėginti savo laimę. Tarsi įrodymas, jog Jūrės Dovcas mano, jog laikas dabar. Darjušas Lavrino pirmavo 2 taškais, nepataikė pirmojo ir viskas, ką reikėjo padaryti slovėnams, tai yra atsikovoti kamuolį po Lietuvos rinktinės krepšį, kai viskas buvo taip visai neblogai. Mantas Kalnietis, komandos gynyba Jūrė Balažičių, tačiau jis kažkokiu tai tik jam žinomu būdu sugebėjo padovanoti Lietuvos rinktiniai dovaną ir Mantas Kalnietis šitą dovaną pasinaudojo. Pasitinka jį Donatas Motejūnas. Klobučiaras meta iš 3 taškų zonos ir tai